Antradienį Tamperės Nokia arena jau atrodo geriau pasiruošusi Europos krepšinio čempionatui. Bent jau arenos išorėje darbai baigti, užeisime pasižiūrėti, kaip atrodo arenos vidus. Beje, arenoje galima rasti ir įvairiausių parduotuvių. Rankose mikrofonas ir ruošiamės pirmiesiems šios dienos krepšininkų pakalbinimams. Esame dar žiniasklaidos zonoje. Įdomus gana variantas šioje Nokia arenoje. Žurnalistai yra pasodinti tokiame logistinėme arenos vienete, gana toli nuo pačios aikštės. Tiesa, šalia aikštės yra ir dar viena žurnalistų zona. Štai čia visokia įranga nuo kamuolių iki bananų. O greta žiniasklaidos erdvės yra ir didelė erdvė savanoriams. Tikrai daug savanorių čia dirbs Europos čempionate ir jie padės užtikrinti pačią geriausią čempionato kokybę. Štai matome, darbai aktyviai vyksta ir dabar. Antradienį ant Nokia arenos parketo pirmieji treniruojasi pirmieji Lietuvos rinktinės varžovai Didžiosios Britanijos krepšininkai. So what are your thoughts about tomorrow's game? What will be the biggest challenge for you? Biggest challenge, they got good players. What is your plan for stopping Valančiūnas tomorrow? Our plan? I don't know, punch him. We'll see. Is this the biggest game of your career so far? Yeah, I mean, I'm fortunate we're coaching the national team. We've had. O štai čia gausus Lietuvos žurnalistų būrys jau laukia galimybės pirmą kartą čia Tamperėje pakalbinti Lietuvos krepšininkus. Jo, ungurių iš Antano. Jaudulys yra toks, bet nėra kažkokios baimės, nes žinau, kad mes neblogai pasiruošėm. Nokia arena Tamperėje kvepia išties modernumu. Nauja arena pastatyta 2021 metais. Tačiau jau spėjusi tikrai nemažai didelių renginių čia priimti, didelių koncertų, čempionatų, dažniausiai pasaulio ledo ritulio čempionatų rungtynės čia įvyksta, tačiau dabar atėjo eilė ir dideliam krepšinio renginiui. Vyksta antroji Vokietijos rinktinės treniruotė čia Nokia arenoje. Čia yra darbo vietos žiniasklaidai. Išties amerikietiškus NBA standartus atitinka ši arena ir to įrodymas yra tai, jog nors ir NBA dar čia neatvažiavo, bet NHL ledo ritulio pirmenybių reguliariojo sezono mačai čia vyko jau 2 kartus, 2022 ir 2024 metais. Did you work as a recruiter to Bayern for him? I did what I could. O štai čia yra naujasis Europos krepšinio čempionato kamuolys, kuriam žaidėjai negaili komplimentų, sako, kad tai tikrai neblogas kamuolys ir metimai su juo tikrai krenta į krepšį. Lietuvos krepšininkai po kiekvienos treniruotės turi ritualą atlikti metimus iš vidurio aikštės, tol kol kažkas pataikys. Tačiau ne tik tarp lietuvių yra populiari ši tradicija. Štai dabar paskutiniai antradienį tokį konkursą rengia Švedijos krepšininkai. Suomių sukuriamos sąlygos žurnalistams Nokia arenoje yra tikrai neblogos. Labai pavargę, žurnalistai netgi gali nueiti numigti į poilsio kambariuką.
Šviesą išjungi tik tai. Nu, galima su šviesa mėgti. Vis dėlto su įjungta šviesa nepavyko užmigti, todėl areną šiandien jau palieku. Na, o šiaip arena matosi iš toli. Tikrai sunku būtų nerasti arenos Tamperės mieste, kadangi tai tikrai išsiskiriantis pastatas. Štai taip atrodo arena kiek iš tolėliau. Kartu su arena pastatyti ir įspūdingai prabangūs viešbučiai. Kaip ir minėjau dienos pradžioje, taip pat prekybos centrai. Na ir tikrai išsiskiriantis pastatas iš visos Tamperės miesto architektūros. Reportažo pabaigai porą akcentų paskutiniųjų apie Nokia areną Tamperėje. Vienas akcentas yra tas, kad Lietuvai ši arena kol kas nėra sėkminga. Lietuvos rinktinė grįžta čia pirmą kartą po 2023 metų, kai draugiškose rungtynėse nusileido Suomijos nacionaliniai komandai. Na, o suomiai šiuose rungtynėse džiaugiasi ne tik saldžia pergalę, bet ir lankomumo rekordu. Kiek daugiau negu 13 000 žmonių stebėjo tas draugiškas rungtynes ir tai yra visų laikų Nokia arenos rekordas. Barai beje kol kas vis dar apytuščiai. Na, o antrasis toks smagus akcentas. Nokia arenoje pastaruosius 2 metus vyksta Suomijos Eurovizijos nacionalinės atrankos finalai. Taigi, jeigu, tarkime, Suomija laimėtų kitų metų Euroviziją, na, ko gero, būtent į šį miestą, ne į sostinę Helsinkį, o į Tamperę atvyktų didysis Eurovizijos konkursas. Gatvės maistas, street foodas, opcijų Tamperėje čia tikrai yra, nuo kebabinių iki štai tokių furgonėlių. O kainos? Na tikrai, nesikandžioja. Beje, šiandien Tamperė gerokai gyvesnė negu pirmadienį, tačiau miestą pildo ne krepšinio sirgaliai, o studentai. Kaip mane informavo šio naktinio klubo apsauginis, šiandien ta diena, kai studentai iš savo miestų suvažiuoja į Tamperę ir pradeda ruoštis naujiesiems mokslo metams. O čia tokia suomiška nuotaika. Na ir visiškai pabaigai, apibendrinant šios dienos antradienio komandų treniruotes čempionato išvakarėse, Britai, pirmieji lietuvių varžovai, nori patriukšmauti, nutraukti nesėkmingą seriją, kai pastaruosiuose 2 čempionatuose nepavyko jiems iškovoti nei vienos pergalės. Lietuviai užtikrintai stoja į čempionatą, niekiek nepergyvena dėl to, kad pirmadienį nepastreniravo. Rimas Kurtinaitis sako, kad pasiruošė komanda jau namuose čempionatui pakankamai. Kalbant apie kitas komandas, vokiečiai, pasaulio čempionai, negalvoja apie nieką kitą kaip tik auksą čia šiame čempionate. Jų pirmieji varžovai bus juodkalniečiai. Na, o trečiadienį finalinis toks akcentas pirmosios dienos bus skandinaviškas derbis tarp Švedijos ir Suomijos. Užtikrintai, gana tvirtai, pasitikinčiai savimi kalba abiejų komandų krepšininkai. Suomiai, žinoma, laukia didelio palaikymo, daug sirgalių turėtų būti vietos čia, palaikančių savo krepšininkus Tamperėje, bet ir švedai. Švedai neketina pasiduoti be kovos, taip pat turės čia palaikymo. Ir šios rinktinės žvaigždė, Pelle Larssonas, NBA krepšininkas, Miami Heat krepšininkas, prieš rungtynes su Lietuvos žurnalistais bendravęs šiek tiek ir apie Kasparą Jokčionį. Sakė, kad švedai irgi nepasiduos čia varžovams ir taip pat kovos dėl patikimo į kitą etapą. Netgi uždėjo klausimą, kas bus pagrindiniai vokiečių varžovai šioje grupėje. Na ir Larssonas tvirtai pasakė, mes, Švedijos rinktinė, būtent ir būsime pagrindiniai varžovai vokiečiams. Pažiūrėsime.
Viskas jau trečiadienį. Sekite delfi.lt.